Sveiki. Na, ir pagalvokite, kokia vertė yra jūsų gyvenimo. Jūsų gyvenimo vertė. Kiek jūs atiduotumėt pinigų už savo naująjį gyvenimą? A? Bet žmonės labai dažnai nevertina savo gyvenimo. Kartais perdėtai jaudinasi dėl kažkokių smulkmenų, netokia gėlytė, spuogas iškilo ant kaktos, arba ten dar kažkas netobula. Pasidarykite tobulai, bus viskas labai nuostabu, taip kaip jūs norite. Bet jeigu mes viską duotumėm, mes gautumėm nemokamai, mes tiesiog nevertintumėm. Aš turėjau pabūti šitame pragare, kad pabūčiau dabar rojuje, nes man Lietuva dabar yra rojus. Tikrai tą žodžio prasme. Ir aš be galo džiaugiuosi čia būdama. Jeigu tai yra mano paskutinės gyvenimo dienos, tai jos ir buvo pačios nuostabiausios. Kaip gražu, kaip žalia, pažiūrėkit, aš tiesiog negaliu atsidžiaugti šito grynų oru. Ašgi 15 metų šitoj chemijai sėdėjau, tiesiog mano visi plaučiai, mano visas kūnas persismelkęs šitą visą chemiją. Ir aš čia pabuvau kiek nuo kovo galo, ne? Mano oda visa švari, graži pasidarė. Jokių spogų, jokių bėrimų, jokių ten, ko mums reikia? Poilsio, gero miego, gryno oro, jūros, saulės. Štai, tikrasis gyvenimas. Aš nesakau, kad reikia nieko nedaryti ir būtina veikti, daryti, mesgi turime čia eiti ir mokėti. Mokėti už paslaugas, už automobilį, už pirkti namus, puoštis moterims, ane, ir viskogi mums reikia. Viskas yra gerai. Bet jeigu mes gautumėm nemokamai, mes nevertinam. Pavyzdžiui, dabar buvau tualete ir labai nešvaru. Palangos tualetai labai nešvarus. Dabar žiūrėkite. Yra vienas variantas, yra nešvarus tualetas, tu nenori eiti, bet kartais tu neturi pasirinkimo. Ane? Gamta prispaudė. Bet jeigu būtų padaryta mokama, tarkim, 30 pensų, tai būtų švaru, tvarkinga, kažkas prižiūrėtų, ir būtų man, pavyzdžiui, tikrai smagiau nueiti ir sumokėti, negu eiti į tokį tualetą, koks yra dabar. Tai va. Tai žmonės patys negali aplink save susitvarkyti. Aš įsivaizduoju, galėtų būti tas baliklis, baliklis, su kuriuo galima, dezinfekuoja tualetus ir toliau, tai būtų visai, higienos sumetimais, kaip mes namie tvarkomės, ane? Bet kažkodėl jų nėra. Tarybiniais laikais mes turėjom, būdavo, aš atsimenu, į tualetą nueidavom, tai ten chlorkės tiek buvo pripilta, kad tai buvo per daug. Dabar to nėra, nes kokie nors nesveiki žmonės gali bėgioti ir su tais balikliais gali kažkam akis išdeginti. Tai to vidurio nėra. Labai įdomu. Tai čia tokie vakaro pamąstymai. Nuo vieno kraštutinumo į kitą. Bet tai yra realybė. Gyvenimas yra nuostabus, jeigu jūs jį mylite, jeigu jūsų širdise gyvena meilė. Ir gražaus vakaro ir iki malonaus.